Mėlieji, su artėjančia žiemos saulėgrįža. Būtent šiandien, gruodžio 21 dieną, 17:03 prasideda astronominė žiemos pradžia. Ją skelbia Saulė žengdama į ožiaragio ženklą. Taigi, kasdien Saulės bus vis daugiau, šviesos vis daugiau. Šiandien yra pati trumpiausia diena ir ilgiausia naktis. Kaip gera, kad būtent netgi kalbant šiuo metu mano veidą apšviečia Saulės šviesa. Ir girdžiu aplink jau ir paukščių čiulbesį vis aktyvesnį. Ir kačiukas bėgioja šalia, ir šuniukas balsą rodo. Tai gera jausti ryšį su gamta, būti gamtoje. Šiandien paprasčiausiai vaikščiojau miške kartu su šunimi ir dėkojau. Visą tą laiką dėkojau. Taigi ypatinga diena, žiemos saulėgrįža, Elnio devyniaragio šventė. Jau senovės lietuviai tikėjo, kad būtent tą dieną parbėga elnias devyniaragis, simbolizuojantis visatą. Ir savo raguose parneša mėnulį, bet ir saulę, kaip viltį, kaip tikėjimą, kad viskas bus gerai. Užteks maisto, bus naujas derlius, atgims gamta. Ir gamtos ciklas, gyvenimo ciklas vis kartosis, atsinaujins. Taigi linkiu ir jums dar iki 5 valandos. Jei nespėjote, paprasčiausiai apsitvarkyti savo aplinką, savo namus, sutikti vakarą rimtyje, ramybėje, uždegti žvakę, uždegti židinį, o galbūt ir lauke aukurą, laužą. Ir praleisti vakarą ne svajonėse ir tiksluose, bet dėkingume. Dėkingume už gyvenimą, už būti, už tai, kas esate, už tai, ką turite, už praeitį, už dabartį ir ateitį. Tebūnie šviesa, tebūnie gyvenimas.